Sveiki, čia Nijolė Koskienė, sveikatos žurnalistė, sveikinuosi iš savo terasos, iš Molinių TV ir šiandieną vėl noriu kalbėti apie cholesterolį, bet iš kito galo. Pradėsim nuo mirties. Taigi, kodėl aš vis grįžtu prie to cholesterolio, nes ta tema mane ir jaudina, ir nervina, ir labai intriguoja. Pirma, tai galbūt ir piktina. Pirma, tai tiesiog ir neramina ta tendencija, kad vis jaunesni žmonės neįsitenka į cholesterolio normas sugalvotas ir jiem yra rekomenduojamas statinų grupės vaistai, tai jau dabar yra nuo 40 metų. Pagal privalomą tą rekomenduojamą sveikatos patikrą, prevenciją, ar ne? Antras dalykas, dėl ko vis grįžtu prie tos temos, nes man kaip žurnalistė yra tikrai be galo įdomu stebėti tą tendenciją, kaip veikia, kaip ilgai ir kaip stipriai gali veikti farmaciniai tokie mitai. Ir negi iš tikrųjų niekada nebus pripažinta ta tokia nepatogi tiesa, kad cholesterolis nelabai dėtas yra prie tų širdies kraujagyslių ligų ir kad jo mažinimas turi labai nedidelį poveikį statistikai, o šalutiniai statinų poveikis yra tikrai labai nemalonus ir ženklus. Taigi, kaip sakiau, noriu pradėti nuo pabaigos, tai yra nuo mirtingumo. Ir jeigu, čia aš jau nekalbu apie Lietuvos sveikatos ministeriją, čia yra pasaulinė sveikatos organizacijų tikslas yra įsprausti mus į tinkamus rėmus, mus visus individualius žmonės, ar ne, kurių rodikliai yra labai skirtingi gali būti, nes situacijos skirtingos. Taigi, jiems svarbu įsprausti mus į tam tikrus rėmus, normas cholesterolio, beje, jos per kelis dešimtmečius yra mažinamas, nors mūsų kūnai tai tikrai nepasikeitė, bet mums turbūt svarbu yra nemirti nuo bet kokios ligos. Tame tarpe tarp labiausiai lietuvis šienaujančių širdies ir kraujagyslių ligų. Taigi, šį kartą noriu supažindinti jūs su iš tiesų 10 metų senumo tyrimu, tačiau, kaip sakau, normos gali kisti, kūnai nesikeičia. Tai tas tyrimas buvo atliktas su 85 metų senoliais ir buvo atliekamas 10 metų. Senoliai buvo pasirinkti vyresni žmonės dėl to, kad tiesiog buvo tikėtina sulaukti jų mirties ir pasižiūrėti, su kokiu cholesteroliu miršta daugiausiai. Taigi ten buvo 207 senoliai, po 10 metų jų liko 70, o dar 95 metų liko 70. Ir jie buvo suskirstyti į 3 grupės pagal visus kraujo rodiklius, pagal visus parametrus. Tai buvo su aukštu cholesteroliu, su vidutiniu cholesteroliu ir su žemu, to jau labai gerų cholesteroliu. Taigi, po 10 metų daugiausiai mirė žmonių procentiškai grupėje su aukštu cholesteroliu. Tai būtent 77%, su vidutiniu cholesteroliu grupėje mirė 62%, o tų aukštojo cholesterolio pavojingojo grupė pusė. 50%, pusė jų išgyveno dar iki 95 metų. Buvo pažiūrėta, o tai gal vis dėlto jie mirė nuo kokių kitų ligų, o kokiai grupiai daugiausiai mirė nuo širdies kraujagyslių ligų. Ir vėlgi labai nustebino statistika, kad daugiausia nuo širdies kraujagyslių ligų mirė grupėje su žemu cholesteroliu. Taigi 24,2%, vidutiniu 20%, o grupėje su aukštu cholesteroliu nuo širdies kraujagyslių ligų mirė 16% žmonių. Tas pats, beje, cholesterolis, žemas, mažas cholesterolis, būtent cholesterolio mažinimas, žemas cholesterolis dabar jau yra siejamas su
vėžio statistika padidėjusi, taigi buvo pasižiūrėta, o kiek jų mirė nuo onkologijos, nuo vėžio. Tai vėlgi situacija buvo lygiai tokia pat, kaip ir nuo širdies ligų, nuo vėžio daugiausiai mirė grupė su žemu cholesteroliu. Vidurkis yra vidurkis, vidutiniškai su vidutiniu cholesteroliu ir su aukštu cholesteroliu mirė mažiausiai nuo vėžio. O gal tie su aukštu cholesteroliu tiesiog labai gyveno, nekokybišką gyvenimą, sirgo demencija, gal Alzheimeris ar ne, atmintis, ogi nieko panašaus. Šiame tyrimo to nebuvo atlikta, bet Framingamo, širdies studija parodė, kad būtent žmonės su žemu cholesteroliu daugiausiai serga Alzheimeriu, nes smegenims reikia cholesterolio. Ką daro statinų grupės vaistai? Jie neleidžia tam MTL-ui, tam blogiečiai išnešioti cholesterolį į ląsteles, į smegenis, ar ne, ypač ten smegenys yra iš tikrųjų sudarytos iš cholesterolio. Taigi, kas gaunasi dabar, kai labai daug žmonių nuo 40 metų sodinami yra ant cholesterolį mažinančių vaistų, tai iš tikrųjų paskui eina tokios antraštės, kad ten pasaulis ruošiasi Alzheimerio bumui, demencijos bumui ir tų ligų vis daugėja. Bet kalbant apie statinus, žmonės nelabai nori, bent jau Lietuvoje, vartoti tų statinų grupės vaistų, medikai, o daktarai nori įsprausti mūsų tas normas, iš tikrųjų nori, kad mes nemirtumėm ar ne. Ir dabar jau aš esu kalbėjusi, tiesiog, gal jau atsirado, gal atsiras, bet bent jau rekomenduojama skirti tokias tabletes, kuriuose bus kartu ir spaudimo mažinantis vaistai ir vaistai cholesterolį mažinantis. Tai tiesiog turime tai žinoti. Bet dar turėtume irgi tokį dalyką žinoti, čia yra tokie žmonės, kurie labai bijo antibiotikų, bet kokiu atveju, bet jeigu tu sėdi antibiotikų, tai savaitėj, bet jeigu, kaip sakyti, ant statinų, tai visam gyvenimui reikėtų pasverti tos dalykus, kągi mums daryti. Dabar kaip toks labiausiai sakinys, kuris parodo, ką tas cholesterolis daro ir kodėl jo negalima kaltinti, galbūt būtų toks, kad nėra apskritai, kūnas negamina dalykų, kurie mums kenktų. Ir jeigu jis gamina tą cholesterolį, tai vadinasi, mums jos reikia lopyti pažaidas kažkokias, ar ne, uždegimą, įtrūkimus ir visa kita. Ir, kaip sakoma, kaltinti cholesterolį dėl širdies ir kraujagyslių ligų, čia ne vienas, taip kalba mokslininkas, yra tas pat, kas kaltinti gaisrininkus dėl gaisro ar greitosios pagalbos ekipažus dėl autoįvykių, nes tiesiog jie, kaip taisyklė, atsiranda tose vietose. Ir noriu pacituoti, labai daug daktarų, chirurgų, mokslininkų visame pasaulyje rašo knygas apie cholesterolio mitą, cholesterolio melagystę, visokiais pavadinimais, cholesterolio apgavystę ir taip toliau. Ir Australijoje, ir Amerikoje, ir Anglijoje, ir vieni kitų nepažįstant, jie prieina prie tos išvados, bet tas kažkaip niekaip neateina iki mūsų medikų kabineto ir turbūt suprantate dėl ko. Ir vienas iš tokių, Malcolmas Kendrickas, jo knygos nėra lietuvių kalba, angliškai tai The Great Cholesterol Con, tai būtų apgavystė galbūt verčiama, jis rašo tokią citatą. Jis yra pats chirurgas, jis rašo, kad pirmą kartą istorijoje normalūs kiekiai normalios gyvybinės medžiagos buvo pavadinti liga. Tai va, bet jeigu ne cholesterolis, tai kas tada tas širdies priešas? Vis dėlto, kodėl mes mirštame nuo tų širdies kraujagyslių ligų?
Nepaslaptis daugelis mokslininkų, tie patys lietuvių medikai, profesoriai, jie sako, svarbiausias priešas yra uždegimas. Ir mes tai turime mažinti tą uždegimą antiuždegiminėmis medžiagomis. Pirmiausia, omega-3 riebiosios rūgštys, visi antioksidantai, dabar vasara yra puikus laikas susireguliuoti savo kraujagyslės, savo rodiklius, kai yra pilna auga antioksidantų ant medžių uogų, lysvėse mūsų, kuo daugiau žalialapių daržovių, kuo daugiau vitamino C, kuo daugiau polifenolių, flavonoidų ir riebios jūrinės žuvies, bet aišku, gal čia taip jau mes ir negausime jos labai tokios švarios, tai bent jau pasipildyti omega-3 preparatais, kas iš tikrųjų, manote, kad tie cholesterolio rodikliai per dideli yra ir kad yra kraujagyslių uždegimas, tai simbolizuoja apie tai, tai ne cholesterolį reikia mažinti, o uždegimą mažinti, tai omega-3 riebiosios rūgštys, flavonoidai, vitaminas E visokiamis formomis. Vitaminas C yra daugybė tyrimų, kad 1000 mg, reiškia gramas vitamino C tiesiog, labai mažina MTL gamybą ir taip toliau. Bet apie tai kitose mano įrašuose, kurių yra buvę jau turbūt dešimtimis skaičiuoju apie cholesterolį ir bus dar ir toliau įdomybių. Taigi šiandien tiek žinių iš molinių, tikiuosi, mano gal šios, kaip žinutės tikslas yra nuraminti, nes stresas, baimė, jinai labai didina cholesterolį. Jeigu jūs ateinate pasidaryti tyrimų iš vakaro susipykę su vyru ar sutuoktiniu, jeigu čia vyrai klauso, sutuoktinė, tai ar šiaip susinervinę, ar iš viso jūsų yra toks stresinis gyvenimo būdas, tai pirmiausiai susivaldyti stresą, valgyti kuo daugiau vaisių, uogų, daržovių, kiaušiniai reabilituoti. Tikrai tai yra cholesterolį, pačios kepenys gamina, kiekviena ląstelė gamina cholesterolį, tai su kiaušinis yra viskas gerai. Tai ką, šiandien tiek žinių iš molinių, o aš šiandien dar pasigilinau apie cholesterolį, nes ruošiuosi paskaitai bibliotekoje, šiandien pateiksiu, čia daugiau galbūt senjorų, tai pateiksiu tą medžiagą apie mirtingumą, tiesiog, kad mes iš vienos pusės nurimtume dėl to cholesterolio isterijos, iš kitos pusės žinotume paprastais būdais sveiką mitybą, kuo daugiau augalinių pagrindų mitybai iš esmės, ar ne, riebalai labai būtini, nes sterolipidai, ar ne, steroliai, tai yra riebalai, mums jie labai labai reikalingi ir jų mažinimas aname šimtmetyje banga tokia dėl to cholesterolio privedė prie labai blogų rezultatų. Tai va, fizinis aktyvumas, vanduo, nieko naujo, bet darykime tai. Šįkart tiek ir būkit sveiki, laimingi ir ate.